Žiūrėkit, Edita, kažkodėl aš ant jūsų jau perėjau. Dabar man įdomu... Tik už durų sako, aš tau sakysiu, tu gerai. Jo, tai man labai įdomu vis dėlto, koks yra pojūtis, kai yra tokia šlovės minutė. Nes iš principo, kai aš įėjau į šitą pastatą, aš supratau, kad čia vyksta kažkas ekstraordinaraus, nes tikrai žmonės plūsta ir jie ten per visus galus veržėsi, prie manęs čia įsiveržė per įvairias duris ir jie buvo sugauti ir ten vis tiek nukreipti kažkur. Tai kaip tu jautiesi, nes iš tikrųjų malonus turbūt momentas. Ne, tai žinoma, kad malonesnis negu būtų tuščia salė, bet aš jums turiu pasakyti, kad aš esu išgyvenusi tokį momentą, kai jausdavausi žiauriai nepatogiai. Ir tai buvo mūsų bobų vasaros ten kokie nors antri klestėjimo metai, kai visuose vaikų darželiuose tąsyk būdavo atliekamos bobų vasaros dainos ir mergaitės būdavo su perukais ir spalvotom suknelėm. O pavyzdžiui, maestro viešpatie Stasys Povilaitis parduodavo, pavyzdžiui, koncertą 60 bilietų iš viso. O mes, kaip kokios žiežulos, 2 sales kaupina stovinčių. Tai vat šitą aš esu patyrusi ir tas jausmas yra labai keistas, jis toks yra sumišęs ir lyg ir nepelnytas, toks, žinai, tai duoda dovanų tau. Tiesiog tu supranti, kad gauni labai didelę dovaną. Bet kodėl nepelnytas? Juk visas gyvenimas eina į kažkokią šlovės akimirkas tam tikrą prasme. Taip sakant, moters negalima klausti amžiaus, ar ne, bet aš žinau, kad šiais metais bus jubiliejus gražus. Nesakykim kiek, bet... Nesakykim kiek, aš jau visiems, kam tik galėjau, pasakiau. Bet klausykit, mes čia kažkaip tai nebeturime, ar jų visai neliko? Aš nežinau. Knygų, nes čia būtų gražu pasidėti knygą. Aš taip nedrąsiai galvoju, tai Ukmergėje išpirko, atsiprašau, Utenoje išpirko ten 4 daugiau tų dėžučių. Tai galvoju, reikia į Kauną įsidėti 5. Paskui man skambina tie organizatoriai, sako, gal tu keliom daugiau paim. Tai mes dar su Pilinkum taip gerai pasistumdėm. Kur aš sakiau, palik vieną namie dar, sakė, įsimesk parsiveši. Tai suprantu, kad jų turbūt nebėrtų knygų, ar jas nenupirko, ar nupirko. Ne, bet nesvarbu. Išsiaiškinsim eigoje. Įdomus dalykas, nes iš tikrųjų turbūt reikėjo renginį organizuoti Kauno sporto halį ir tada būtų jau patenkinti visi lūkesčiai. Bet kita vertus, jeigu sporto halį, tai tada jau reikėjo ir kažkokią dainų programą paruošti ir taip toliau paprastai. Tai aš galėjau Valinskienės repertuarą varyti. Švaigždė! Likimų man skirta. Autentiški kadrai. Dainuojanti Edita Mildažytė. Gerai, tai dabar grįžkime vis dėlto prie tos Man tik tai baltų kostiumo su žvaigždėm. Tai aišku. Ir plunksnų vainiko. Grįžkime vis dėlto prie tos priežasties, kodėl mes čia visi susirinkome. Tai šiandieną čia Ąžuolyno bibliotekoje Kaune, tokioj gausioj salėje, gausiai auditorijai, norime pristatyti Editos knygą Pelynų medus. Jau daug kas tikrai ją esate įsigiję, turbūt kiekvieną šioje salėje, paskui galėsite ir gauti autorės parašą. Tai aš tik tai dar dėl bendrosios tvarkos. Žodžiu, neskubėkit niekur. Ten yra seneliai, jeigu norėsit nusifotografuoti, aš tikrai būsiu tol, kol jūs būsit. Ir tikrai pasirašysiu visiems, kas pageidauja, sakyčiau visoms, bet įtariu, kad gal 2 jie kokie čia yra. Taip, yra operatorius ir vakaro vedėjas. Tada iš karto klausimas. Ir dar už durų vairuotojas laukia. Kodėl tu manai, kad... Kaip čia pasakyti, kodėl vis dėlto moteriška auditorija labiau taip į tave reaguoja ir atėjo šitą susitikimą išskirtinai labai daug moterų? Nežinau, turbūt dėl to, kad visas mano gyvenimas yra apie moteris. Ir aš, turbūt ir ta knyga yra labai moteriška. Aš tiesą pasakius net nustebau, kaip jinai surezonavo, kodėl taip sureagavo tos moteris. Aš jums nesakysiu, kad aš nebijojau jos publikuoti, aišku, kad aš bijojau. Ir aišku, kad jinai atvira ir asmeniška ir taip toliau. Bet aš tikrai nesitikėjau tokio rezonanso ir aš tikrai nesitikėjau, kad daugybė moterų ten ar vienam, ar kitam, ar trečiam mano gyvenimo etape ras kažką, kas jas palėtė. Tai gal vienoms ten kažkokia netekčių, žodžiu, drama, kitoms atvirkščiai visos mano linksmybės ir prajovos,
Bet žinokit, čia dar tik tai koks 50% mano visų nuotykių. Aš kaip tik norėjau klausti, kiek procentų čia vis dėlto yra papasakota to gyvenimo. Ir matyti, jeigu šita knyga tai pasiseks, žiūrėkit, gal kitas istorijas į kitą knygą, kas sudės. Ne, ten jau galėtų būti tik tai nepapasakotos istorijos ir jos beveik visos galėtų būti jau tik tai išimtinai juokingos. Bet tų tai daug dar liko. Supratau. Tiesą pasakius, aš pats, kai skaičiau knygą, pusę knygos juokiausi, nes iš tiesų buvo gana tokia linksma ir užkurianti pradžia, netgi ten, kur buvo pasakojami tokie, ne visai linksmi dalykai apie tėtį, pavyzdžiui, arba apie giminaičius. Tai aš manau, kad šitoj salėje yra turbūt žmonių, kurie mano tėtį pažinojo, todėl kad jis ilgus metus dirbo Kaune, Kauno medicinos. Prašau? Va, matot. Tai ir mano mama gyveno ilgai Kaune ir dirbo klinikose akių. Tai ir tarp kitko, pirma pradėjo prišaudyti, žodžiu, lazerių lęšiukų, šitas ragenas čia. Žiūrėdama į mane pasakė. Taip, galvoju, gal tau ką prišaudyti. Tai va, žinokit šitą faktą. Gerai, bet kita pusė knygos, jinai yra ir tam tikra prasme labai ir lyriška kažkuria prasme, ir skaudžių yra iš gyvenimo aprašyta. Ir, pavyzdžiui, kai dėliojote tą knygą su bendraautorė, galiu pasakyti ar ne, su Jūrate Raškovskyte. Tai ar nebuvo vis dėlto sudėtinga ir skaudu vėl pereiti tą savo gyvenimo etapą, kuris jau, tarkim, buvo pasibaigęs, dabar jau dar kažkoks kitas etapas ir vėl visą tai išgyventi, prisiminti ir sudėti į tą tekstą? Aš nepasakyčiau, kad buvo kažkaip labai skaudu, bet aš nenorėdavau to daryti. Ir daug dalykų man, žinot, aš turiu pasakyti, kad mane ištiko tiesiog debiutantė sėkmė. Nes aš nesu jokia rašytoja ir aš nežinau, kaip tas knygas reikia rašyti. Labą dieną. Ir, žodžiu, man tiesiog pasakė, ir jos pačios atrinko redaktorė ir leidėja, ką jos mano iš tų istorijų, kokią proporciją reikia dėti. Man, pavyzdžiui, tas gedėjimo periodas buvo per ilgas ir aš galvojau, kad jį reikia trumpinti ir kas jį skaitys ir taip toliau, ir taip toliau. Jos sakė, ne. Dėl to, kad tai yra gyvenimas, dėl to, kad labai daug kas su tuo susidūrė, niekas apie tai nekalba ir taip toliau, ir taip toliau. Turbūt jos buvo teisios. Aš iš tikrųjų tai, ne pati netgi nusprendžiau, kokia proporcija ten turėtų būti. Arba, pavyzdžiui, tie paskutiniai kažkokie patarimai gale. Aš jums prisiekiu, aš gyvenime nieko niekam nepatarinėjau ir jokių patarimų aš niekam duoti negaliu, bet jos man sako, reikia. Tada aš galvoju, ką čia aš galiu išgalvoti. Tai aš juos tikrai sugalvojau pati ir kokius 2 galėčiau ir dabar pacituoti ir man atrodo, kad jie yra šio to verti. Pacituok. Tai šitas tai ir tau patiks. Nesivyk nemylinčio, atsigręžki mylinti. Čia, man atrodo, tokia dažna mūsų moterų klaida. O kita tai, iš tikrųjų, tai, kuo aš visada vadovaujuosi. Ir pagalvojau, kad tai yra labai toksai netikėtas šiandienos kontekstuose, bet visada pasitikėk širdimi, nes jį net smegenis aprūpina krauju. O mes visą laiką pasitikim protu ir kažkodėl bandom suskaičiuoti tai, kas nesuskaičiuojama. Gerai, bet dabar grįžkime į pačią pradžią, kodėl tu apskritai nusprendei, kad reikia tokią knygą leisti. Tai kad aš nieko nenusprendžiau. Bet vis tiek, tu priėmei sprendimą, sakai, gerai Hebra ten, ar gerai draugės, ar ten gerai ponios darom. Žodžiu, tų pasiūlymų tą knygą leisti, nuo kokių mano ten 35 metų vis būdavo. Ir paskui buvo toks priepolis vienas, kai čia visi leido, apie visus rašė, man atrodo, Žmonių žurnalas, ten, žodžiu, leido masiškai tas tokias pseudobiografijas visų, tai koks Valinskas, tai kokią 3 savo tą biografiją jau turbūt išleidęs. Bet aš kažkaip visą laiką taip susivaldydavau ir galvodavau, kad nelaikas, nenoriu. Ir Jūratė Raškovskytė ir Daina Žemaitytė, kuri užsiema leidybą. Jos taip kaip lapės įsliūkino, kažkaip ten būrė. Tai kada tu rašysi, tai kaip aš sakau, kad aš neplanuoju. Žodžiu, viskas baigėsi tuom, kad jau žiūriu, aš diktuoju. Paskui mane pradeda jau ant gazų, kad jau tu čia greičiau diktuok, nes jau čia jau leidykla laukia. Palauk, sakau, stabdom viską. Tada biskiai įsigando, atleido. Bet žinot, pagrindinis dalykas tai buvo toks. Galvoju, palaukit, man 60 metų. Tai jeigu aš dabar neparašysiu, tai kas paskui skaitys? Visi bus pasenę arba numirę, kurie mane pažinojo. Va ir viskas.
Iš dalies galbūt tikrai teisingas požiūris, bet iš kitos pusės galbūt tikrai, va 60, o kodėl ne 80? Bet tu turbūt esi teisi gal iš tiesų. Ne, 80, matai, aš nesakau, kad aš neparašysiu kokios nors jau tos biografijos, tokios su galbūt šeimos medžiu, bet jos bus visai kitas tikslas. Jos tikslas bus ne pasiskaityti ir smagiai praleisti laiką arba pažinti kažkokį tai asmenį, bet tada jau bus galbūt knyga vaikams, kur ten bus surašytos bobutės, dėdukai ir taip toliau, kur kas mokėsi ir kada kas kokį arklį augino. Ir kitas daiktas, dar kas žinot, pavyzdžiui, aš jums pasakysiu tokį dalyką. Mes su Saulium dažnai su daiktų istorijom važiuojam ir kalbinam įvairaus amžiaus žmonės. Ir pavyzdžiui, kalbamės su Saja, Kaziu. Ir jis taip gražiai šneka, tiek jis mums visko ten įdomiai papasakoja ir atsisėdam gert arbatos. Ir galvojam, kad jisai mums papasakos ką nors naujo, o jis mums papasakoja viską tą patį. Tai suprantat, ateina toks laikas kiekvienam žmogui, kai jam susicukruoja tie pasakojimai. Ir net jeigu jis nebesugeba vitališkai reaguoti į tai, kas buvo, pavyzdžiui, ateina, sako, ei, Girdė, tu atsimeni, kaip va ten prisišniojus, kur gulėjai. Ir tu sakai, ne, aš taip niekad nedariau, nors darei. Tai suprantat, tai tol, kol tau užtenka jėgų pripažinti, kad viską tu darei, visko tavo gyvenime buvo, kol tu esi gyvas ir toksai, žinai, molis, kur daug vandens pripilsi, tai prasiskies, bet nežiestas molis, o dar vis dėlto molis, tai tada reikia kalbėti su tai žmonėm. Nesuprantat, kai manęs atklausia, tai kodėl tu parašai tokią atvirą tą knygą? Tai ne atvirų pilna maksima, tai kam dar vieną tokią rašyti? Tai nėra jokios prasmės. Bet čia jau dabar antras leidimas yra, ar ne? Čia trečias. Jau trečias pradarytas. Taip. Tai čia kaip Pandoros skrynia ir čia be galo. Aš nežinau, aš pati esu, sakau, nustebus. Man kai Daina pasakė, kad leidžiam 5000, aš sakau, man atrodo, užteks 2. Ne, sako, leidžiam 5. Tai išleido tos 5. Tai jų neužteko iki Kalėdų. Tada, sako, leidžiam greitai 3, nes žmonės nori dovanom. Tai ten kažkaip ten, nes man tai net nepatogu, žmonės skambina, man sako, gal tu turi knygų, kad aš neturėjau jų, aš nesugalvojau, kad jų kam nors gali reikti. Šio vakaro atvejais parodė, kad tos knygos, taip sakant, yra paklausios ir toliau prašome nenustoti leisti. Ja? tai aišku, aš labai patenkinta, nes tai yra didžiulis įvertinimas, čia aišku yra ir savimeiliai didelis paglostimas. Ir neslėpkim, yra ir finansinė nauda iš to. Tai aišku, kad aš esu patenkinta, kad taip yra. Tai dabar jau 3 tiražą išleidom per tą trumpą laiką. Tada noriu iš karto į knygos turinį truputėlį įsigilinti. Knyga prasideda labai intriguojančia istorija. Ai. Tai pirmas sakinys, kad žodžiu žmogus pabunda areštinėje. Tai net nebuvo užmygęs jisai toje areštinėje, tas žmogus. Žaksėjo visą laiką. Gerai, bet dėliojant tas visas istorijas, kodėl nuspręsta knygą pradėti, taip sakant, tokiu jau, intriguojančią istoriją? Tai, o jeigu aš būčiau pradėjusi knygą? Tenais palei mėlyną jūrą, kai aš buvau pastačiusi 7 paminklus ir apdovanota 3 ordinais. O viešpatie, ir tai buvo. Tai tu atsiverti tokį, pavyzdžiui, pirmą puslapį per kitą knygą, ar ne? Įdomu tau jinai, ar ne? Žinai, priklauso, kas parašė, gal. Ne. Tai čia buvo 2 priežastys. Pirmas dalykas, ta istorija buvo nuskambėjusi garsiau negu atominės elektrinės sprogimas ir vaidinti, kad jos nebuvo, būtų buvusi visiška kvailystė. Kaip aš rašau knygoje, aš turiu madą patį bjauriausią darbą padaryti iškart, iš ryto. Ir tada visą dieną gera. Tai tą varlę praryji ir tada visą dieną gera. Ir kai aš savo leidėjai pareiškiau, tai sako, tai nuo ko mes pradėkim? Jau tik ne nuo vaikystės, sakau. Tai nuo ko jį nedrąsiai klausė, aš sakau, nuo areštinės. Jis sako, tu apie tai rašysi? Aš sakau, ką jau čia slėpt? Tai tai taip ir prasidėjo. Tai aš vienas dalykas nurijau tą varlę pirmą, antrą tai intriguoja. Ir 3, galų gale. Kas buvo dar areštiniai? Prašau, pakelkite rankas tos moterys, kurios yra buvę areštinėje. Skistos katutės, viena kita rankytė, nedaug. Bet yra buvusių. Bet yra, vienas kitas yra. Yra likimo sesių. Ar kai aš ten buvau? Ar pasakykit, kad jūs ir buvot ta, kuri sulaikėt? Ne, ta, kuri sulaikė, sakė, aš įpučiau ten bilė kiek. Jis sakė, negali būti. Aš sakau, gali. Bet tai dabar ir pasiaiškinkim, bilė kiek tai kiek, nes čia yra labai įdomu. Aš žinok, dabar gerai neatsimenu, bet virš 2 tai tikrai. Ok, super. Tai žodžiu. Bet žiūrėk,
kaip aš suprantu, tu vis tiek, kaip čia pasakyti, kaip Feniksas iš pelenų, vis tiek iš visų istorijų kažkaip tu moki, na, išeiti, ne tai, kad sausa, bet išsinešti kažkokią pozityvų momentą. Ne, tai ta knyga ir vadinasi Pelynų medus, ne dėl to, kad yra pelynai, nes pelynų yra visada ir beveik kasdien ir beveik esminė mūsų gyvenimo dalis. Taip. Bet iš tų pelynų padaryti medų, bet čia ir yra arba tavo talentas, arba gabumas, arba tau to tiesiog tai pasiseka. Ir kai aš galvojau tą pavadinimą, tai aš jį tikrai pati sugalvojau ir paaiškėjo, kad pelynų medaus nėra. Bet Amšiejus man sakė, toj laidoje pas Giržadą, kad bites galima išmokyti. Ir jis man pažadėjo, kad pririnks to pelynų medaus. Sakė, bites galima išmokyti rinkti iš bet ko. Iš bet ko, iš ko nori, jos gali sunešti. Tai iš tikrųjų tos knygos pavadinimas ir yra, ta banalybė, kad jeigu tau gyvenimas pakišo citriną, tai pasidaryk limonado be. Tai, žodžiu, tai nenorėjau daryti jokio limonado iš jokios citrinos. Ir kitas labai gražus pavadinimas man yra Dilgėlių šilkas. Bet man atrodo, kad yra Drilingos rinktinė ar kažkokia poezijos rinktinė išleista tokiu pavadinimu. Taip? O čia man pritarė, tik nežinau, ar Drilingos, ar kieno kito. Tai jau būtų plagiatas. Ir kai sugalvojau tą pelynų medų, aišku, dabar tą knygą vadina visaip. Žodžiu, pavyzdžiui, pelenų medis. Čia taip, kaip bobų turgus būdavo. Bet geriausiai, tai mano bičiulė. Čia, žodžiu, jinai užsiema viešinimu ir jinai vienos leidyklos knygas viešina. Tai šitą knygą leido mes patys, ne leidykla. Ir, žodžiu, kažkodėl jinai užsimiršusi tą knygą įpičkino Suvalkiečio laikraščiui. Jie viską išrašė, nepaisant to, kad neturi jokio įsipareigojimo. Tada pavadino tą visą reikalą pienių vynu ir tada paprašė iš manęs knygos. Tai Loretai linkėjimai. Tai visokių juokingų istorijų. Tai labai smagu, nes juokingos istorijos padeda ir toliau, taip sakant, gerai jaustis ir gyventi. Aš tai tik pridursiu, kad kadangi šalia knygos yra išleisti ir kvepalai, ir kai mes kalbėjom su Edita apie ką tos kvepalus daryti, pradžioje jinai irgi pageidavo būtinai tų pelynų. Ir aš galvoju, viešpatė, toks neparfumerinis dalykas. Pelynai tai sveikata, bet visiškai su kvapais man kažkaip sunkiai asociuosi. Bet aš gavau tų pelynų. Aš padariau receptą ir tas receptas, aišku, netiko. Taip, netiko, tikrai. Ir mes labai įdomiai bendradarbiavom su Aisčiu, nes aš niekada neįsivaizdavau. Žinot, aš tikrai turėjau svajonę kada nors gyvenime susikurti savo kvapą savo. Ir Aistis taip pataikė, jis padarė tokius fainus kvepalus. Ir jie tikrai yra labai geri. Ir jie man žiauriai patinka. Ir mano netgi bičiulės, kurios ten ar pirko, ar kuriuom padovanojau, sako, žinai, pasikvepinau. Iš ryto ateinu į automobilį ir galvoju, Editka važiavo. Tai, žodžiu, jis taip pataikė ir aš neįsivaizdavau, kaip tai vyksta, o ten yra, žodžiu, jis padaro pavyzdžių, paskui tu ten su jais vaikštai. Aš, aišku, neišvaikščiau taip kaip kitos ponios, kur liepia. Tada atsirenki, kur tau patinka, tada jis ten jos plėtoja. Žodžiu, bet išėjo puikiai. Plus mes dar sugalvojom su mano pusseserė, kuri grįžo iš Amerikos dizainą, kad jisai būtų labai paprastas, kadangi visi viską siunčia, tai mes ir sugalvojom tokią kaip siuntimo dėžę paprastą iš kartono. Ir galvojom, ką čia užklijuot? Ant viršaus. O kaip dar pavadinimą rinkom, papasakosiu. Žodžiu, aš iš pradžių sakau, žinai, tegul tie kvepalai vadinasi Miledi. Tu nežiūrėk, kad čia taip labai banalu ir vulgaru, bet aš tau paaiškinsiu, kodėl. Nes aš kaip atsirado tik tai elektroniniai paštai, tai būdavo 3 raidės vardo ir 3 raidės pavardės, arba pavardės ir vardo. Tai mano mil.edi@lrt.lt. Ta prasme, Miledi. Iš tikrųjų buvo vardas ir pavardė, tai buvo tas... Ir galvoju, tiems, kas ten nieko nesusigaudo, bus gerai ir taip Miledi, o kur jau taip jau sofistikuota, tai bus su to eta ir ten, žodžiu, dizainas paaiškins. Išaiškinu viską. Išklauso Aistis, taip pasitaiso kepurėlę, čia pasikaso, tada ateinu aš jau pasiuostyti to galutinio kvapo ir jisai sako, girdi, žinai, apklausiau 7 žmonės, tie kvepalai vadinsis, žinai kaip? Ne. Mildažytė. Sakau, klausyk, bet tai yra taip vulgaru, taip nesubtilu ir taip prasta. Jisai sako,
Jo, bet jos visigi vadins Mildažytė. Tai kam tu vargini dar žmonės su to mylėti? Ne, iš tikrųjų, aš tai tiesiog iš patirties žinau, kad tokie projektai, kurie susijęs su tam tikra asmenybė, pavyzdžiui, jeigu tu kuri kažkokiam asmeniui kvepalus, vis tiek tie žmonės, kurie tų kvepalų, pavyzdžiui, nori, jie dažniausiai įvardyja kaip to žmogaus kvepalus. Tai aš galvoju, kągi čia dabar vargti vargelį, jeigu galima tiesiog pavadinti kvepalus Mildažytė, nes visi vis tiek prašys Mildažytės kvepalų. O gal tu nori duoti pauostyti tų kvepalų, tai aš rankinukė jų turiu, bet reikia nueiti ir atnešti. Aš turiu testerį, turiu netgi ir bloterius, čia tik reikės pasidalinti. Bet mes gal dar iki to prieisim, dar truputėlį turim laiko. Aš tik tai ką čia dar norėjau pasakyti apie tos kvepalus. Ai, vieną juokingą istoriją aš tau papasakosiu. Juokinga, kai aš jam pasakiau, kad mano mėgstamiausia gėlė yra rožė. Ne, jisai sakė, galvo, ką nors iš naujo. Ne, tikrai, todėl, kad rožė yra toks parfumerinė prasme labai populiarus ingredientas, bet mano labai nemėgiamas. Ir kai, reiškia, susiduriu su klientais, kurie nori, pavyzdžiui, rožės, būna visada labai sudėtinga, nes aš su rožė labai mažai esu dirbęs. Bet aš čia prisiminiau visą klasiką, aš prisiminiau Chanel istoriją. Ir čia mes labai irgi remiamės tą istoriją, kai pasakojame, kad, tarkim, nedideli kiekiai nepagaminti, nes, pavyzdžiui, Chanel numeris 5, pirmasis tas kiekis aromato buvo pagamintas ten 100 berods vienetų ir jinai juos tiesiog padovanojo savo tokiom ištikimiausiam klientėm. Tai galvoju, čia labai tinka, bet yra dama, kvepalai, 100 vienetų ir jau kažką ten ir išplatinom labai greitai per 3 dienas. Jo, ir mes, ir kaip su ta knyga, taip ir su tais kvepalais, mes jų amžinai neturim. Bet aš vieną istoriją papasakosiu labai juokingą. Skambina man moteris, sako, aš noriu užsisakyti Mildažytės kvepalus. Sako, kur reikia pervesti pinigus. Nu ir aš sakau, Aistis Mickevičius, ten tokia sąskaita, taip toliau. Ir tada jinai man sako, palaukit. Bet tai kaip čia yra? Kvepalai yra Mildažytis, o aš turiu pervesti Aisčiui Mickevičiui. Aš sakau, žinokit, aš tiesiog esu tų kvepalų pardavėjas šiuo atveju. Tai va, tai čia tik tai toks lengvas lyrinis nukrypimas į kvapus. Aš mačiau Facebook'e tokį labai juokingą jų dviejų susirašinėjimą su kažkuo, nes kažkokia moteris parašė, nu tai kaip aš galiu kvepintis kvepalais, kurie vadinasi Mildažytė, jeigu aš nesu Mildažytė. Ir staiga Aistis atrašo jai, bet jūs nesate nei Koko Chanel, nei Nina Ricci, nei dar kas nors. Žinoma. Taip. Gerai, bet dabar grįžkime prie knygos. Vat, kuri tau dalis pati smagiausia joje? Man turbūt pati smagiausia tai yra apie vaikystę, apie tėvą. Ten tikrai daug smagių istorijų, tikrai. Ir tada turbūt dabartis. Dabar vat po kokie 5 metai jau. Taip, čia jau kai su Saulium prasidėjo istorija. Taip, tai su Saulium, kai prasidėjo, tai dar nebuvo jinai labai man linksma, bet jau paskui, kaip įsivažiavo, tai jau linksma. Jo, tai man tos dalis gal yra smagiausios. Aš žinau, kad jūs daug keliaujat su įvairiais televizijos projektais, ten mačiau ir Argentinoje buvot, ir kitose Pietų Amerikos šalyse. Bet kas Sauliuje, kokia savybė labiausiai žavi, kaip tokiam bendražygyje, tarkim? Žinot, aš pasakysiu taip, Saulius nėra koks nors angelas iš dangaus nusileidęs ir mes abudu susitikom jau tokie, abudu apaugę savo ten kriauklėm ir patirtim, tai labai svarbu, kad nesistengiam nuskusti vienas nuo kito, bet jis turi stebuklingą savybę. Suprantat, jisai pavyzdžiui gali stovėti ir kentėti ir ant jo gali kristi kirviai ir akmenys, bet jeigu jis pasakė, kad jisai išlauks, tai jis išlauks. Ir pavyzdžiui, ta mano gėdingiausia istorija su mano tuo alkoholiniu, reiškiasi, ta blaivykla. Žodžiu, tai aš iš pradžių nieko nesusigaudžiau ir nesupratau, kas vyksta, aš jau supratau aiškiai, kas čia bus spaudoje ir įleidžia Saulių. Ir man, tarp kitko, labai daug policininkai padėjo. Aš iki šiandien esu jiems dėkinga. Nes, pavyzdžiui, kai aš sakau, ten susirinkę pilna žmonių, tai aš sakau, negražu, reikia nueiti, man kažką paaiškinti, atsiprašyti. Tas policininkas sako, tai jau niekur neisi. Sakau, nu kaip tai neisiu? Sako, klausyk, kai nėra fotkių, tai jų ir nėra. Nes aš jomis grožėčiausi iki šiandien, non-stop ir visur. Tai jis tikrai buvo labai teisus, bet jie įleidžia Saulių ir aš ten kažką pradėjau vapėti, kad aš sugrioviau mūsų gyvenimą, ten sriūbauti ir taip toliau. Nu, jisai pasitaisė savo skrybelį ir sakė, ne, nieko tu nesugriovai, būk rami.
Ir tada nuėjo vilioti paskui save visų žurnalistų, kurie į vorelę vyjosi iki pat, reiškia, rimi tualeto vyrų. Tai Galėjo dar ir kokį nors manekeną pasiimti. Ne, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jis turi tokio stoicizmo labai daug. Ir apart to, kad yra apskritai įdomi asmenybė. O jau apie charakterį, tai kiekvienas turime savo nuomonę. Aš kodėl paklausiau apie Saulių, kadangi man yra tekę būti Editos Mildažytės namuose keletą kartų. Na, trumpai, po 10 minučių, po 20. Tai aš tave kviečiu ilgiau. Bet vis tiek man padarė įspūdį, kaip jie kartu bendrauja su dabartiniu vyru Sauliumi Pilinkumi. O kaip mes bendraujame? Aš labai gražiai, man pasirodė, dėl to aš ir paklausiu, kaip jūs su Sauliumi ir tu čia labai gražiai viską papasakojai. Bet beje, apie... Ne, tai jis yra dar labai gerų manierų, tai va dar tas yra labai malonu. Taip, labai inteligentiškas. Nes šiais laikais sutikti vyrą, kuris yra gerų manierų, yra didelis dalykas. Taip. O aš dar vieną juokingą istoriją atsiminiau, atėjo pas mane Edita į studiją ir mes kažkaip kalbėjom apie tą koncepciją, kaip pristatyti tuos kvepalus ir sakau, čia gal šampano purslai, gal kažkas, jinai sako, stop, sako, žmogus, kuris buvo areštinėje dėl to, kad vairavo girtas, negali turėti kvepalų, kurie primena šampano purslus. Taip, tai yra dėmė, kuri yra visam gyvenimui, bet aš ją pripažįstu. Tai žodžiu, tai jeigu aš ją neigčiau, tai patikėkit, man ją primintų kiekvieną kartą. Bet kai tu pats ją pripažįsti, tai tada jau nebėra, žodžiu, argumentų tave dar tuo bizūnu plakti. Visi nuginkluoti. Žiūrėkite, kadangi auditorija yra tokia gana aktyvi, galbūt turite kokiu nors klausimu. Tai dabar žmonės, tai dar biški padirbk. Palauk. Čia irgi yra darbas. Va, iš karto žmogus klausia. Teisingai, taip, matote, iš karto. Ne, aš tai žinote, esu tiesiog nepaprastai patenkinta tais kvepalais, nes man jų ten tas pardavimas arba realizavimas tai yra įdomus tik tai tiek, kad būtų kompanija, su kuom kartu gaminti ir kartu užsisakyti. Bet šiaip man jie pačiai labai patinka ir iš tiesų tai yra tiesiog mano kvapas, man jisai nepaprastai patinka. Ir jisai, ten visi natūralūs ingredientai, tikrai labai Aistis pasistengė, ten visi tie aliejai yra tikri, už tai jie yra nepigus, bet man žiauriai patinka. Ir labai gražiai lieka paskui ir rydiena, ir jie labai ilgai išsilaiko ir taip toliau. Žiūrėkit, dabar ir bus ta proga, kai mes pauostysime, o tuo tarpu aš sugalvosiu daugiau klausimų. Gerai, tu man sugalvo klausimų ir tada poniom padalink, jeigu bus įdomu pasižiūrėti. O, tu ir popieriukų turi, visko. Jisai sako, aš žinok, senas žydukas. Tai. Tai va, o tęsiant istorijas apie... O tęsiant istorijas apie mano gyvenimą ir mano vyrus, kur visada manęs klausia, ar jie nesupyko, ar jiems ten nebaisu, ar ten kažką. Nežinau, mano pirmas vyras dar neskaitė, sakė, neskaitys, bet man labai patiko, kaip jis sureagavo. Sakė, žinai ką, Mildažyte, aš parašysiu knygą apie tave, bet aš parašysiu labai trumpą, kokių 4 puslapių ir labai konkrečią. Ir pardavinėsiu po eurą visose mugėse ir prie bažnyčių. Ir kodėlgi ne, nes tai papildys pačios portretą. O Saulius nenori rašyti knygos apie tave? Ne, jisai nori ją rašyti apie save, nes jis tikrai turi ką papasakoti ir aš jį labai agituoju. Taip. Bet man labai sunkiai sekasi, todėl kad pirmas dalykas, tai yra gana disciplinuojantis darbas. Antras dalykas, jisai turi tiek istorijų, kad jisai pasikai prasideda... Pasakojimas tai kaip eglutė ir kol neišsišakoja iki paskutinių tų, neįmanoma, tai aš kol apgeniu viską, kad liktų pagrindinė istorija, žodžiu. O aš skaičiau kažkur interviu, ne taip seniai, kad kai kurių veikėjų vardai buvo pakeisti. Tai buvo.
Ar daug tokių pakeistų tų vardų? Ne, čia iš tikrųjų yra dvi mano draugės, pačios geriausios ir pačios artimiausios, kuriuo aš abiejų neturiu jau. Ir vienos pakeičiau vardą dėl to, kad jos yra, žodžiu, ir šeima, ir vaikai, ir galbūt nenorės to atpažįstamumo. O kitos pakeičiau dėl to, kad jinai mirė nuo alkoholizmo ir nenorėjau, ir dar maža to, jinai mirė nuo alkoholizmo ir jos mama. Ir aš tą mamą dar laidojau. Ir žodžiu, tas laidojimas buvo toksai makabriškas, jūs neįsivaizduojat. Žodžiu, aš su ta teta Aldona nuaugau. Ir man paskambina mano tos bičiulės dukra iš Kanados, kad numirė jos močiutė, ta teta Aldona. Kur aš žinojau, kad ten po jos vyro mirties, jinai ten su tokiu pijoku susidėjo ir kad per daug to alkoholio ir kad, žodžiu, ten būta viena pragėrė, kita mokytoja ekspertė, gražuolė, nuostabi moteris. Nu, žodžiu. Ir jinai sako, mirė močiutė, čia covidas. Tu nueik, aplankyk, žodžiu, aplankyk tiesiog šarvoniai. Gerai, aš galvoju, kaip tik montuoju, turiu 2 valandas, nulėksiu, aš ją aplankysiu. Nueinu šitą, reiškia, į tos laidojimų namus. Nėra jos. O jinai mirė sausio 4, o yra sausio 22. Tai aš sakau, tai kur jinai? Jos nėra. Reiškia, morgė aš jos nerandu. Jokių liudijimų, nieko. Nei mirties nieko. Aš klausiu, tai kur man ją rast? Sako, pas mus šaldytuvė jinai yra. Tai sakau, tai kodėl, tai nieks jos nelaidoja, nes tas jos pijokas. Paėmė jos tą mirties liudijimą, nuėmė pinigus nuo kortelės, kol, žinai, ir viskas. O man jos neduoda. O dar tas covidas, aš niekur neprieinu. Ir aš galvoju, tai kaip aš čia dabar paliksiu, tai sakau, ką jūs jie darysit? Nu, sako, tarp net pažintų laidosim. Viešpatie galvoju. Nes jos tik tai paskutiniai ten gal tie metai keli tokie buvo, šiaip tai buvo nuostabus gyvenimas. Galvoju, tai reikia kažką daryti. Nu, žodžiu, tai aš ten pakėliau visą Vilnių ir paskui, žinot, labai pasitaikė tokia faina juristė tose greitosios pagalbos toj ligonėj. Jis sako, nu kaip jums čia, nes man neduoda dublikato to mirties liudijimo, nu man nieko neduoda. Nes kas jūs, nu aš draugės, nu iškia, dukters geriausia draugė buvau, bet dukters irgi nebėra. Nu ir tai tada išmokau, kokių yra įstatymų. Ir pasirodo, kad galima duoti, reiškia, liudijimą žmogui, kuris laidoja. Tai gerai, tai sakau, tai tada duokit, aš ją palaidosiu. Nu žodžiu, tai mes ją labai, tarp kitko, labai gražiai pašarvom, bet visa ironija tai buvo ta, kad mes ją laidojom. Aš, mano pirmas vyras ir mano dabartinis vyras. Kartais taip atsitinka. O kitas įdomus klausimas man būtų, kaip sureagavo tavo vaikai į šitą knygą? Jie jos dar neskaitė. O, viešpatie, kaip taip gali būti, aš priverstinai liepčiau perskaityti, paskui egzaminą padaryčiau. Ne, mano vaikai yra visiškai laisvi. Taip. Ir jie elgiasi taip, kaip jie nori. Taip. Ir kol kas Mykolas perskaitė tik tai tas vietas, kur manė, kad jam galėtų būti rizikingos. Taip. Sakė, ačiū Dievui, mane apėjo. Žodžiu. O visi kiti dar neskaitė. Nežinau, gal jau kartais Domas perskaitė, nes Kalėdoms, kadangi mes keičiamės dovanom ir aš jį buvau išsitraukus, o reikia už 20 litų, tai buvo kaip tik. Tai aš jam padovanojau. Taip, bet dar turbūt neperskaitė. Bet už tai visa kita gentis, tai baigto, aš vaikų tai nebijau, bet kaip aš bijojau mamos. Aš įsivaizduoju, nes tengi labai daug visko papasakota ir įvairiausių pastebėjimų tam tikrą prasme. Tai žodžiu, pirmiausia aš daviau paskaityti Sauliui, paskui savo puseseriai ir paskui tokiai vienai labai gerai draugiai. Nu ir jau ten sakiau, lupkit mane iš visų jėgų, taisysim ten kažką darysim. Nu tai Saulius ten kažką pataisė. Paskui daviau sesiai paskaityti. Sesė vidury nakties parašo, dar skaitau. Aš jau nemiegu. Kokią 6 valandą parašė, labai patiko, perskaičiau. Aš įrašau, o kaip mama? Net rašė, ištvers. Nes mamos ištveria. Na gerai, tai čia tavo giminės, bet ten yra paminėta dar ir visokių kitokių žmonių. Tarkim, iš televizijos pasaulio ir taip toliau. Ar jie irgi perskaitė kažkokių įspūdžių, tau pažėrė ar pastabų? Matyt, manęs dar laukia daug siurprizų. Ne, kol kas aš nesulaukiau jokios tokios reakcijos. Tos bičiulės, kurios ten turbūt yra paliestos, tai jos perskaitė ir visos kikeno. Šiaip mano draugės, tai aš vis gaudavau tokias žinutės. Nu, po velnių, Editka, neatsimenu, kada nemiegojau dėl to, kad skaičiau. Arba kita rašo, kad kelčiausi 6 ryto knygą pabaigti. Nu, žodžiu, tai jos visos skaitė ir joms buvo smagu, tai aš supratau, kad greitai persiskaitė. O man smagu, kai pagavus tas tekstas ir
O kitos tai sakė, kad, žinai, kai skaitai tą knygą, tai atrodo, kad tu kalbi ir kad su tavim kalbėsi ir kad tu esi šalia. Taip. Ai, beje, tai aš tą knygą dar įskaičiau. Ir kam yra negerai ten su regėjimu, sunku skaityti, ar ten nesifokusuoja, ar ką nors, tai man atrodo nuo vasario bus ten tose kažkokiose audio knygose, bet aš ten irgi nieko nesuprantu, man liepia perskaityti, tai aš perskaitysiu. Žodžiu, yra ir audio knyga, ar ne? Dar tavo pačios balsu. Taip. Ir jinai bus kažkada vasario mėnesį turi jau būti ten sutvarkyta. Faktiškai Mildažytė jausi pasakoja savo istoriją. Taip, dar kartais sukūkčiojo, bet man išeidavo kartais. Na gerai. Pasimečiau dabar jau. Ką čia dar tavęs paklausti, o kaip žąsies receptas? Ne, su žąsies receptu irgi gerai. Tai kitas projektas, kurį mane agituoja ta pati leidėja, tai daryti mano receptų knygą. Bet aš ją gal ir padaryčiau, bet suprantat, tas receptų knygas padaryti yra tiek darbo, nes svarbiausia yra gražiai nufotografuoti. Tai turi suderinti labai daug dalykų. Kad turėt kada išvirt, arba ten iškept, gerai paserviruoti. Gražiai nufotografuoti. Tai vad gražiai nufotografuoti yra esminis dalykas, nes maistą labai sudėtinga yra fotografuoti, ten jį lakuoja ir ko tik tai nedaro. Man pasakoja Edita tą receptą to žąsies ir sakė, nu ir ten gaunasi tokia masė, primena ten labai tokius visokius baisius dalykus. Ne, tai aš, tarp kitko, šiais metais, kadangi daugam nesiseka tą žąsį iškepti dėl to, kad jinai riebi, tai aš šiais metais visas tas abitas žąsis, kurias visada kepu vienodai ir visada viskas tas pats, aš jas visas ten darinėjau ir fotkinau. Ir žodžiu, ir net nufotkinau, kad tie maišai pilni to, reiškia, tauko, aš juos išnešu į balkoną su visais tais maišais. Ir kad juos galima išimti iš skardos, jinai lieka švari ir jeigu su aušta nenaudoji, tai išmest. Ir pasiunčiau savo Aurelijui Šliavui, kuris tvarko Facebooko paskyrą. Jisai sakė, jau šitos šlikštynės prieš Kalėdas, tai aš tikrai nedėsiu. Tai va, tai ir neįdėjo, nes aš visą eigą nufotkinau, sakė, absoliučiai negražu, neestetiška, eik savo iš čia su savo žąsim. Tai va, tai paprastai neišeina. Žodžiu, tos receptus, jeigu daryti, tai ten yra labai daug darbo. Kitas dalykas, man turbūt neužtektų savo pačios receptų, tai aš galvoju, kad būtų labai faina padaryti mano visos šeimos receptus. Tetos, močiutės, pusseserės, mano mamos, tai tada išeitų jau tokia gana faina knyga ir būtų labai tokių smagių ir dar nelabai girdėtų receptų mano močiutės, kur buvo tokie sviestinės barankos, paskui būdavo tokie bučinukai, bačiai didame vadinasi. Bačiai didame. Taip, tai mano močiutė mokėsi virimo pas kunigus. Ir buvo Italija. Ir buvo labai aukšto lygio ir konditerė, ir kulinarė. Tai iš jos yra likę receptų, mano pusseserė turi keletą mirtinų receptų, tokių, kur tikrai, kas mėgsta virt, tai būtų labai, faina tikrai pamėginti, dar ne iš pirmo karto gal ir išeitų. Tai va, bet čia jau yra didelis darbas ir čia yra didelis užsiėmimas. Aš jau šiltnamius baigiu išardyti, o dar tos agurkėlius susidaro. Bet tie agurkėliai irgi labai populiarūs. Tai Beata Nikolson sako, klausyk, aš čia sako, vargstu, farširuoju. Atėjo Mildažytė, pasakė kotletukų receptą. Sprogo ore. Sakė, ten pasidalinimų 100 000, žodžiu. Man dar pasirodė labai graži ir jautri dalis knygos, kur tu pasakai apie savo antrąjį vyrą, apie Gintautą. Taip. Ir, tokia, kuo įdomi šita knyga, kad jinai nuo tokio humoro pereina į tokius labai rimtus dalykus, paskui vėl viskas baigėsi gana humoristiškai ir linksmai. Ir kažkaip mane labai sujaudino, nes aš galbūt esu išgyvenęs panašią patirtį su savo tėčio slaugymu, tarkim. Tai kažkaip net ir susijaudinau skaitydamas ir atsimenu, tada parašiau tau žinutę iš Stokholmo, kad ką tik perskaičiau knygą ir man ten, žodžiu, niekas neužkliuvo. Kaip žmonės reaguoja į tą tokį rimtesnį, kaip čia pasakyti, pasakojimą? Tai matyt, žinai, čia viskas priklauso nuo asmeninio patyrimo. Tie, kas yra ką nors panašaus išgyvenę, tai jie reaguoja labai jautriai. Tie, kas nėra, reaguoja, gal ir praleidžia, aš nežinau. Kitas dalykas, žinot, turbūt vienas iš tokių esminių dalykų, kodėl aš tą knygą vis dėlto nutariau, kad reikia leisti, tai dėl to, kad praėjo 10 metų nuo Ginto mirties. Ir aš pagalvojau, kad tikrai ne kiekvienai moteriai ir ne kiekvienai porai pasiseka išgyventi
tokias emocinės viršukalnes ir duobes, ir viena ir kita yra vienodai vertinga. Ir aš tiesiog pagalvojau, kad aš turiu tai aprašyti vien dėl to, kad patvirtinčiau, kad meilė tikrai yra. Fantastika. Tai vat viena iš priežasčių buvo ta ir aš tikrai džiaugiuosi to skyrium ir man. Aš tai labai žaviuosi tavim, nes iš tiesų tu taip sugebi visą savo gyvenimą sujungti visus tos klodus, ir liūdnus, ir linksmus, ir taip toliau. Man dar labai patiko ta vieta, patiko, čia gal netinkamas žodis, bet man pasirodė įdomi ta vieta, kaip tas išgėdėjimas vyko, kad tu labai daug vaikščiodavai, ar ne, tu nuėjai ten daugybę kilometrų. Tai mane visi ir atsimena po tą Vilnių, aš kaip lakstydavau, kaip netekus proto. Bet iš tikrųjų tai labai padeda. Vienintelis dalykas, aš dabar irgi savo artimoje aplinkoje turiu ten tokius dramatiškus labai įvykius, tai ir sakau, eik tu, eik, nes kitaip nieko nebus. Arba eik į kokį ledinį vandenį, jeigu gali maudytis, arba eik stovėk ant kokio sniego, arba, žodžiu, tik tai per fizinį krūvį, per fizinę kančią, nes aš net, pavyzdžiui, jausdavau tokį dalyką, kad iš pradžių, aišku, nesinori niekur eiti ir keltis iš lovos net nesinori ir taip toliau. Bet kai tu nueini kokius jau 7-8 kilometrus, kažkas pradeda keistis galvoj. Ir paskui, kuo tu toliau eini, matyt, gaminasi serotoninas, aš taip galvoju. Tiesiog tu tą mechaniką ir tu ėjimu, taip, fiziologiškai įsijungia tam tikri mechanizmai, kur tau iš tikrųjų kažkoks, reiškia, anestetikas biologinis tavyje pačiame gaminasi. Nes aš atsimenu, kaip aš atsibundu ir ant krūtinės tokios replės, taip, labais. Ir užsidaro. Ir jos tave laiko visą dieną, kol tu mirtinai nepavargsti ir nenuvirsti į lovą. Ir tu su tom repliam turi kautis, kad jos tave paleistų, tik tai taip, fiziškai einant. Tai jau kai nueini kokie 30 kilų, jos atsileidžia. Tai bet aš sakau, ir paskui aš daug su kuo kalbėjau, nes aš negeriau jokių vaistų, aš nevartojau jokių tenais chemikalų ir taip toliau. Ir mano bičiulė sako, kaip gerai tu padarėjai, kad tu pasinėrėjai į tai visą galvą ir nebandėjai atitolinti, nes tai yra toksai, reiškia, medaus laižymas per stiklą. Tu praleidi tam tikrą laiką ir vis tiek kada nors reikia nustoti ir tai vis tiek sugrįžta. Tik tai užima daugiau laiko. Tai mano patyrimas toks, bet kitų žmonių galbūt kitoks. Bet aš labai džiaugiuosi, kad vis dėlto tu išvaikščiai ir paskui, taip sakant, sutikai dar vieną šansą gyvenime, kur... Tai aš jau bevaikščiodama tą šansą sutikau. Pasikeitė, taip sakant. Bevaikščiodama labai dairiausi. Gerai, tai galbūt jau dabar turite kokį nors klausimą Editai, kas liečia knygą ir jos gyvenimą. Jau išdrįskime. Viso susižavėję. Nes aš jums pasakysiu, kad Aistis turbūt daugiau klausimų nebeturiu. Ne, aš tiesiog nenoriu atskleisti daugiau siužeto, tai mes galime ten po vieną skyrių vis narstyti, bet galiausiai mes viską papasakosim, nebebus prasmės turėti tos knygos savo namuose ir savo rankose. Tai va. Tai gal norite paklausti apie amžinąjį bėdų turgų? Nes aš, kai buvau Utenoj, man vis su tais miestais, man Radviliškis ir Raseiniai tai yra vienas ir tas pats miestas, ir Utenai ir Ukmergė, kažkodėl. Tai buvau aš Utenoj, tai buvo taip malonu, nes priėjo viena moteris, sako, aš pas jūs 2 kartus buvau bėdų turgui. Ir tokia mergaitė, maža ūgė, aš atsimenu, Sandra jos vardą, sakė, kiek man kavalierių paskambino po jūsų bėdų turgaus, tai žodžiu. O kiek jau tu apvažiavai bibliotekų Lietuvoje susitikimų? Tai dar dabar nelabai daug, tai buvo Vakarų Lietuva, dabar pradedu tą antrą turą iki vasario 9. Taip. Iš viso yra, man atrodo, 45 tie susitikimai, bet dabar prisidėjo dar vienas, nes čia nepriėmėm pusę žmonių, tai jau 46 ir dar vis matau, kaip kasdien pildosi ir gegužės 1 arba 2 turiu skristi į Čikagą. Tai iki to laiko aš vis trombuoju, ten tos susitikimus trombuoju. Tai irgi dar vienas lietuvių miestas, turiu pasakyti, ten apie 100 000 aš tarp kitko esu pakrikštijusi Čikagą čikagiškėmis. Ir taip prigijo. Ir visi taip vadina, kaip Justiniškės. Tai va, tai jeigu jūs norite kam nors parekomenduoti, pavyzdžiui, susitikimą su Edita kituose miestuose, gal trumpai tik tai, kuriuose dar dabar bus po to. O jei, aš neatsimenu, žinok, nes aš dabar žinau, kad važiuoju pirmadienį į Kupiškį, paskui atsimenu yra Rokiškis, Druskininkai.
Rokiškis Radviliškis. Ne, Rokiškis mano senelis gimęs, tai aš Rokiškį atskiriu, aš Radviliškio neskiriu nuo Raseinių. Ir atsimenu, ten buvo toks renginys kažkoks didelis, žodžiu, ir aš išeinu ir sakau, sveiki, mėly radviliškiečiai. Ir kažkodėl tai tokia taip, tyloka, taip dairosi kažkas. O pasirodo, kad mes ne radviliškie, ne. O kokiame mieste mes šį vakarą esame? Kaune. Ai, Kaune. Galvojau Marijampolėje. Beje, ar teko jau gimtoji Marijampolė pristatyti? Ne, dar ne. Ir Marijampolė ten dar gana toli. Kažkada balandį. Supratau. Bet aš tai papasakosiu kaip Pilinkus. Jis labai ilgai nesuprato, kad Vaigauskai tai yra personažai. Ir tiksliau jis gal labai ir nesigilino niekada, bet kadangi, žinau, žmogus toks inteligentiškas, grįžtu aš kažkada po įrašui kaime, reiškia, namo, nu ir klausai jis, tai kaip ten diena, ką tu ten darai, tratatam, ką įrašinėjai, nu tai sakau, va, buvo atvažiavę tie Vaigauskai, tokia pauzė ilga. A, sako, matai. Ir sako, ir ką? Nu tai sakau, nieko faina, prisižvengiam. Jis sako, tau jie juokingi? Nu, aš sakau, man tai labai. Nu, sako, tas vyras, tai toks gal inteligentiškas, nieko, bet, nu vis tiek žmogus kažkaip su aukštoju gal, nu tai, o apie ką jūs ten jau apie muziką šnekėjot? Aš žiūriu į jį. Bet sako, žinai, ta ponė, nu, tai sako, man tai jinai tokia, nu labai keista, aš sako, be abejo, čia tavo laida, tu kaip nori taip renkiesi, ten viską. Ir mes taip gana ilgai. Ir aš sakau, tai ką, tu nesupranti, kad jie yra personažai? Kas personažai? Tai sakau, jie. Vienas iš mūsų. Tai jisai pasirodo, kažkaip jis nelabai didelis žiūrovas, bet matyt nuotrupom kažkur pamatydavo ir jam atrodė, kad jie tikri. Ne, tai čia nieko nuostabaus, nes kartais taip atsitinka su tais Vaigauskais, kad ten tikrai žmonės patikė. Vat neseniai Saulius su Edita atvežė, žodžiu, naują partiją kvepalų man į studiją, atidarom duris ir jisai sako, aha, tai vis dėlto tu ir tas Vaigauskas, vis dėlto jūs tie patys. Jam buvo labai malonu pamatyti tą Vaigauską jau. Nes aš, pavyzdžiui, atvažiuoju pas Aistį, Barbar jisai sako, neišsigask, atidarys Vaigauskas. Nes kaip tik grimuojasi, žodžiu, važiuoti ten kažkur. Nu, tai, bet dabar jau čia mano kūrybos vakaras pasidarė, dabar jau aš kažką pristatinėsiu. Tai manau, kad labai puiku. Bet žiūrėkite, nu negi nekyla nei vienas klausimas. Man visą laiką toks įdomumas Lietuvoje, aš pats važinėjau su kvepalų degustacijom ir pats irgi turiu knygą, tiesa, ne biografinę, ne autobiografinę, bet dar ateity gal ir tokia bus. Tavęs tai dar laukia? Taip. Bet įdomus dalykas yra toks, pavyzdžiui, nuvažiuoji į Žemaitiją. 2 valandas kalbi žmonėm, pasakoji ten apie parfumeriją. O, nu tai žemaičiai čia yra visai kas kita. Ir visą laiką sakai, nu tai gal jau turite kokį klausimą, niekas nieko neturi. Ir tada po 2 valandų jau tu susiruošai eit pro duris ir staiga nedrasi ranka. Sako, gal galėčiau ten, jau žemaitiškai aš nemoku, bet žodžiu, gal galėčiau paklausti. Tai žemaičiai taip reaguoja. Dabar aukštaičiai, pavyzdžiui, po 40 minučių paprastai jau išdrasė ir pradeda jau ten uždavinėti klausimus. Dabar pažiūrėsiu, kiek praėjo. Man tai žemaičiai, aš atsimenu, kai vesdavau ten didelius tokius koncertus stadionuose ir taip toliau. Tai supranti, jau tu beveik kaip skuduras, jau vos iš savęs viską išsunkiai. Ir tada, kai jau tu vos pastovi ant kojų, žemaitėm pramuša. Ir tada, kai jau visi kiti būna pabaigę, tai jie kaip tyčia pradeda. Tai va šitą tai aš labai gerai apie juos atsimenu. Bet jūsgi iš Kauno. Bus tada televizijoje vėl jūsų kokia nors naujai kuriama laida. Labai geras klausimas. Žinot, šiaip aš galvoju, turėtų būti, bet dalykai yra tokie, kad mes skirtingai negu kad jūs daug kas įsivaizduojat, nedirbam jokioj televizijoje, mes dirbam savo įmonėse ir mes gaminam produktą, kurį televizija perka arba ne ir jinai pasirenka. Ar jinai pirks tavo produktą ar nepirks. Tai pavyzdžiui, su Delfi, tai aš pati susirandu rėmėjus ir tada galiu gaminti laidą dėl to, kad rėmėjas už tą laidą sumoka už jos gamybą, o ten televizija turi savo interesus ir taip toliau. Tai aš manau, kad Delfija tikrai bus, o LRT aš irgi esu padavusi projektą, bet jau kokie 8 metai mano projektai ten nepraeina. Tai... Nu, bet vieną dieną gal jūs tapsite generalinė direktorė, tai paskui jau vien tik tai pačios projektai bus.
Nenorėčiau Čia niekada. toksai beje humoristinis pastebėjimas, bet vienas garsus Lietuvos dizaineris vienu metu buvo tapęs vieno žurnalo redaktorium, tokiu Taip. laikinu. Jis išleido 2 numerius ir aš atsimenu, kad abu tie numeriai buvo apie jo gyvenimą. Taip, aš net žinau, apie kokį dizainerį tu kalbė. Tai va, tai klausimas buvo labai geras, nes man irgi visada įdomu, vat, pavyzdžiui, žiūrimumo prasme, aš suprantu, kad portalas yra truputėlį, na, kaip pasakyti, kita auditorija, bet kita vertus nebūtinai mažesnė. Ne, visiškai, žinot, kuo aš įsitikinau ir kas man yra labai malonu, kad auditorija, kur aš bebūčiau, ateina. Kitas dalykas, kad užima laiko pranešti savo žiūrovui, kad aš jau va čia esu ir jau čia mane tokiu laiku ir tokią dieną žiūrėkit. Kitas dalykas, nu vis tiek, vyresnio amžiaus, pavyzdžiui, ponios arba ten vyrai, kol jie suranda tave ten tose internetiniuose portaluose, gal jiems daugiau užima, jiems būtų žymiai paprasčiau per televiziją tave matyti, bet kur jie mato, ten jie mato, jie paprastai susiranda ir auditoriją surenka didelę. Ir dar ta internetinė televizija turi tą patogumą, kad nu bet kada gali pasižiūrėti. Nes mūsų ta mediateka, nu tą aš žinau iš daiktų istorijų, tai yra iš tikrųjų sunki paieška. Jeigu ieškai konkretaus asmens arba konkretaus... Nepaprastai pats esu išbandęs. Taip, arba tai reikia žinoti datą, kada ir tie aprašai yra sudėtingi, tai, o pavyzdžiui, internetiniai televizijoje, kur sudėta viskas, tai žmogus tiesiog iš paveiksliuko mato ir labai lengvai susiieško. Ir tos peržiūros toks, žinot, o žinote, ką panašiai yra internetinė televizija? Jeigu televizija, tai yra toksai, reiškia, ruošiesi ir tada pupum ir toks saliutas. Nu, tas saliutas išauna ir viskas. Tada dar būna koks mažas saliutukas per kartojimą, ar ne? Tai vat, internetinė televizija tai yra toks, kaip atsimenu, su tėvu išplaukdami į ežerą statyti šniūrus. Ar esat kada statę? Tai ir tie šniūrai būdavo ant putplasčio, tokio susukti, ir tu ir į valtį, ir jie meti, ir jie sukasi. Vienas sukasi, kitas, antras, trečias. Ir kai jau vienas išsisuka, tada kitas išsisuka, tada kitas. Tai vat man visą laiką tokie kaip vėjo malūnai. Vat įspūdis yra toks, kad ta internetinė televizija yra, kiek tu tų plūdurų įmesi, tai jie sukasi ir tu matai, kaip jie sukasi, niekada nėra galo. Nes vėl atsiranda kažkoks, nu žodžiu, naujas aktyvumo, kažkoks va toks paskatinimas ir vėl žmonės žiūri. Ir dar kas yra įdomu, tai visi tie algoritmai, tai dar susiranda tave, nesvarbu, kodėl ir kokią laidą žiūri, iškelia viską, kas buvo, visą dumblą ir viską, kas buvo gerai, viską kartu. Aš atsimenu, mes buvom net neseniai susitikę, sakau, čia tiek interviu su tavim buvo visur. Jis sako, kodėl tiek, tik 2 ten ar kažkaip. Bet pasirodo, kad tikrai šalia. Taip, ir žmonėms susidaro įspūdis, kad manęs yra begalybė. Tuo momentu, ar ne? Nes tiesiog taip veikia algoritmai. Tu duodi vieną interviu, bet jeigu jį labai gerai žiūri, tai visi kiti kanalai prisikabina ir jie iš paskos renka peržiūras, nes tau siūlo, tu žiūri, tau siūlo vėl mildažytę. Čia mildažytė su sviestu, čia su druska, čia su uogienė, čia su žodžiu, čia su sijonu, čia be sijono. Žodžiu, dabar aš nors ir ne kaunietis, bet turiu tau tokį irgi klausimą. Vat, per ateinančius 10 metų, ką tu ketini dar nuveikti? Oi, dar ketinu. Nu, bet ką? Mums įdomu ką. Oi, tai aš turiu, žinokit, dar visai nemažai planų. Aš galvoju, kad aš dar norėčiau padaryti ir visokių komercinių projektų, tikrai dar norėčiau padaryti tokią laidą moterim, kur būtų apie viską. Ir visai tokia, žinai, gerųjų tetučių laida, kur mes ten ir šnekėtumėm, ir siūtumėm, ir keptumėm, ir sodintumėm, ir viską iš tikrųjų, o ne taip, kaip knygose parašyta. Tai norėčiau tokią dar daryti laidą ir galvoju, kad aš čia kokią 10 metų galėčiau daryti. Ir taip esu suplanavus, kad iki kokių 70 aš dar tam telikė pasmirdėsiu. Bet jeigu kartais labai man kas nors ten nukaps, arba jeigu kartais mano ten, žodžiu, tas protelis kažkurioje tai vietoje išsikrakmolins, tai jūs man pasakykit. Tai aš tada jau baigsiu. Tai va, be to dar yra keletas šalių, į kurias norėčiau nuvažiuoti, į tolimesnės. Nu, paskutiniai vietoje yra Japonija, nes aš jos labai bijau. Viešpatie, nuostabi šalis, 2 kartus jau buvau, rekomenduoju. Bet aš labai bijau dėl to, kad aš esu labai technologiškai neišprususi ir man ten viskas baisu. Ten yra labai senų tradicijų šalis ir ten ta technologija yra tik viena pusė, o kita pusė yra nepaprasto sustabarėjimo dalykai, kur viskas tęsiasi. Tada norėčiau nuvažiuoti turbūt dar į Australiją, dar gal į Okeaniją kur nors.
Nu, žodžiu, ir daug maž, ir gal dar į Afriką norėčiau, į kokią Ganą nuvažiuoti arba į Antarktida Sudaną. nevilioja. Ne. Antarktida nevilioja. Tai va, be to dar man reikia susitvarkyti su anūkais, dar reikia kažkokią tai skatinamąją programą kitiems, taip sakant, uždėti. Nu, žodžiu, aš turiu reikaliukų, dar ūkyje kiek dar. Ar yra planuose, pavyzdžiui, dar daugiau knygų kokiu nors, arba, nežinau. Aš niekada nieko neplanuoju. Tai, žodžiu, man čia yra kaip ir trečia knyga, kurią šitą knygą, taigi ne aš parašiau, Jūratė Raškovskytė ją parašė. Tai, žodžiu, man taip nutinka, pavyzdžiui, Bobų vasaroj po 3 sezono kažkas ten iš vadovybės sako, o parašyk reklaminę knygą apie tą Bobų vasaros projektą, nes jis yra absoliučiai unikalus. Ir aš buvau tada pagimdžius Mykolą vasarą, nu ir ten vis lakstydavau tarp 3 aukšto ir 1 ir parašiau aš tą knygelę, tokią, nu žodžiu, populiarią, kuri irgi buvo labai tokia mėgstama ir linksma ir mes ją ten su tokiu vienu redaktorium kartu rašėm dar, jis savo dienoraščius man davė. Paskui ateina Tyto Albos redaktorė Varanavičienė Lolita, sako, žinai, čia kokiais 2010. Reikia parašyti knygą apie Lietuvą, tokią, kaip tu, pavyzdžiui, švedui, norvegui, ten kažkam pristatytum Lietuvą. Nu ir tada aš suradau 40 aspektų, tokių, kur ta Lietuva įdomi arba regioninių požiūrių, arba europinių, arba, nu, ten keletas dalykų, kur ir pasaulinių aspektų yra įdomi, nes aš seniai ten rinkau medžiagą, vat, nu, Kolumbam, iš esmės. Tai irgi ir ta knyga buvo, nu, turėjo didžiulį pasisekimą, buvo gal kokie 6 leidimai ir jinai buvo ir anglų kalba, bet, nu, ją leido leidykla, tai aš negalėčiau pasakyti rezultatų. Tai irgi aš jos nei aš galvojau, nei aš apskritai labai retai, ką nors nuosekliai galvoju, kad vat reikia padaryti. Man žiebiai smegenys aš ir darau. Tai mano draugė sako, Editka, a tai kaip tu tiek daug visko padarai? Tai aš sakau, kol jūs laukiat, kol jautis įeis į ten kokį ožeragį, tai aš jau būnu padarius. Arba jeigu reikia, nu pavyzdžiui, sakau, davai padarom tą ir tą, bet aš nežinau, ar tas žmogus neprieštarauja. Tai aš imu ragelį, skambinu ir po minutės jau žinau, jisai prieštarauja ar neprieštarauja. O tada galvoju, atsakymą ne, aš jau turiu, o ką toliau? Tai žodžiu, va taip viskas ir juda mano gyvenime. Aš niekada netempiu laiko. Man dabar labai įdomu pasidarė, koks pačios zodiako ženklas. Žuvis. Aha. Bet žuvis būna ir ryklys. Tai tikrai nuo auksinės žuvelės iki labai didelių žuvų vandeninė. Jo. Tai žiūrėkite, tai yra vienintelė ir nepakartojama Edita Mildažytė. Paplokime jai dar kartelį. Tikrai dar noriu paklausti, ar nėra salėje žmonių. Va, yra žmogus, kuris paklaus. Taip, prašau. O. Ar eisi į politiką? Kokiai partijai priklausai? Kokios tavo pažiūros? Ar tu už laisvą žodį? Ir taip toliau, ir taip toliau. Klausykit, žinot, man žiūrint į visą tai, ką aš matau, tas tokias bergždžias pastangas, tai man šiąnakt toks vulgarus palyginimas, bet man atrodo gana šmaikštus. Reiškia, man atrodo, kai kurios mūsų, reiškia, dabartinių politikų pastangos, tai yra atlikti dirbtinį apvaisinimą guminiai bobai. Užsirašom, čia gera citata. Tai... Taip, klausau. Klauskit. Santykis su religija, ar tikite į Dievą? Žinot, turbūt daugam atrodys gana netikėta, bet aš esu tikinti. Ir tikinti tradiciškai, be jokių ten didelių fanaberijų. Tik tai tiek, kad aš nesu labai uoli katalikė ir kiekvieną sekmadienį manęs mišiuose nepamatysit. Bet kadangi Pilinkus pasitaikius progai pro bažnyčią nepraeina, tai ir aš iš paskos nubidzenu visada, kada jau eina jisai. Tai mes laikomės visų katalikiškų tradicijų, kurios yra, o dar, žodžiu, Sauliaus tėvai, tai apskritai, Saulius turi abu tėvus, ar jūs įsivaizduojat? Jam yra 63 metais, turi abu tėvus, kurie gyvena savarankiškai. Ilgaamžiai, labai gerai. Jo, tai nieko gero mums nežada. Tai jo tėvai tai yra tiesiog ortodoksai katalikai. Tai žodžiu, jis va taip išauklėtas. Taip, klausau. Sakykit. Labas vakaras, Edita.
Labas vakaras, mėla ponė. Labai gera jūs matyti. Ir jūs irgi, tik blogai matau. Šiuose rūmuose mes visi laimingi, kad jūs esate. Noriu paklausti, jūs esate stipri moteris, daug gyvenime nuveikus. Iš kur gauna tos energijos? Kas palaiko žmonės, artimieji? Ar čia vidinis jūsų jausmas visada būti tokiai pasitempusiai, gražiai, jausmingai, su humoru? Mes jūs mylim. Ačiū jums širdingai už tokius gražius žodžius. Ne, tai aš turbūt turiu būti dėkinga vienreikšmiškai genams savo tėvų, kur aš labai taip ciniškai rašau ir aš galvoju, kad aš kartais nubrozdinu mamai širdį, bet turbūt jie su tėvu ir susitiko dėl to, abudu tokie vitališki, stiprus ir taip toliau, kad užmaišytų tokį velnę kaip aš. O mano, pavyzdžiui, bičiulės, tai jos visos irgi vienu balsu tvirtina, kad aš turiu daugiau energijos negu vidutinis žmogus. Turbūt taip ir yra. Tikrai. Tiesiog, turbūt iš prigimties taip Tikrai, yra. taip, tiesiog matosi. Ir man nereikia jokių pastangų, žinot, į tai įdėti, man sako, o ką tu darai, aš nieko nedarau, man tiesiog taip yra. Ir mano tavo draugė viena, tai aš atsimenu, mes ten sėdim ant upelio, kažką šnekam, kaimai atvažiavusi iš to savo užsienio ir sako, klausyk, Editka, sako, tai tau visą laiką taip linksma, kaip man to prozako prisivalgius. Tai aš supratau, tai čia žinot, kaip tyrimą padarė, kad danai yra patys laimingiausi žmonės, ar ne? Bet jie daugiausia prozako suvartoja. Tai čia, žinai. Jeigu būt laimingiams. Ja. Tai va, tai man kažkaip jo nereikia. Kitas dalykas, aišku, žmonės yra labai svarbu. Tik tai aš nesu taip priklausoma nuo, pavyzdžiui, minios žmonių ir ten nuo buvimo, kaip, sakykime, Zita amžinatilsį Kelmickaitė. Jinai tiesiog pasikraudavo, jinai eidavo į minę, būdavo joje ir jai, nu tiesiog, kaip žinot, kaip elementus pakraut reikdavo. Man ne, aš išsenku nuo labai daug žmonių. Šiaip aš gana harmoningai jaučiuosi, būdama tarp žmonių, bet jeigu labai ilgai ir, žodžiu, tas trunka ten cikliškai gana ilgai, tai aš paskui jau galvoju, kur čia man įlyst po kokią anklodę, susisukti ir tyliai savo pabūti ir pagulėti, kad aš pasikraučiau. O kaip tu vertini dabar cikliškai, mes dar tavęs ne. Ne. Dabar aš čia jaučiuosi puikiai, galiu nakvot. Dar kažkas norėjo paklausti, man atrodo. Nenorėjo? Taip, ponia. Knygos pabaigoje yra teiginys, kad karo tikrai nebus. Aha. Labai geras teiginys, man labai patiko ir noriu paklausti, ar čia iš tiesų jūsų intuicija, ar čia knygos redaktorė? Ne, čia mano. Aš žinau, kad kol aš gyva, karo Lietuvoje nebus, tai ką aš jums galiu padaryti? Kodėl aš taip žinau, aš nežinau. Jokių argumentų nėra, bet aš taip žinau. Aš kažkodėl žinau, kad Pilinkaus aš nelaidosiu. Kodėl aš jo nelaidosiu, aš nežinau, gal jis pas kitą išeis, o gal aš anksčiau numirsiu, bet aš žinau, kad aš jo nelaidosiu. Bet kada tu pati atradai va tą intuiciją, kuri pasako? Oi, labai jauna būdama, labai maža būdama net. Iš tikrųjų, man ten tokie būdavo net, man būdavo tokie dalykai, kur aš vadindavau kaip sapne, turbūt dežavų tas vadinasi. Man būdavo tokie dalykai, keisti tokie. Bet paskui, pavyzdžiui, aš nežinau, kodėl aš žinojau, kad su Gintautu Vyšniausku aš gyvensiu iki 50 metų. Aš neįsivaizduoju, kodėl aš žinau. Ir aš nebuvo jokios nuojautos, kodėl. Aš galvojau, gal jisai įsimylės, gal mes išsiskirsim, gal kaip nors. Bet aš paskui galvojau, kad o po to aš dar būsiu laiminga. Žodžiu. Aha, ir viskas pildosi. Nu, o ką dar ten sako? Gerai, apie Lietuvą pasakė, kad karo nebus. Dar mums kažką. Ne, tai aš dar jai liepiau pasakyti, bet šito jau sakė, ne, šito tai nedurnavok. Aš sakiau, dar tu parašyk, kad Kaliningrado sritį mes dar vadinsim lietuviškais vardais. Ir čia jau politinis skandalas. Man kažkodėl, aš matai, Nidoj buvau tuo metu, tai gal man dėl to taip atrodė. Bet aš galvoju, kažkaip galvoju, kad taip dar nutiks. Aš negalvoju, kad jinai kada nors priklausys Lietuvai. Ne, taip negalvoju, nes galvoju, kad tas rytį pasims Lenkai. Bet kad mes galėsim ją dar pavadinti lietuviškai, tai jo. O ką tu galvoji apie kvepalus, ar pasiseks, ar nepasiseks? Mums Aisti jau taip pasisekė, aš esu tokia patenkinta jais, kad tu net neįsivaizduoji. Aš labai įsivaizduoju, aš matau tiesiog tą pasitenkinimą šito dalyku. Gerai, ir dar kokį nors klausimą ir tada galima bus jau užpulti ponę Editą su parašais, nes reikia dar pasirašyti. Be abejo. O iki 6 ryto netiek daug laiko. Taip, tai gerai, kad tu atskirai atvažiavai, nereiks tau laukti.
Toks klausimas ar įdėma, neįdėma, aš tarp kaip medicinoje mokiausi ir labai gerai prisimenu jūsų tėvelį. Su didžiausia pagarba. Tai nuostabus žmogus, energijos kupinas buvo ir nepaprasto gerumo. Fizikos katedroje jis dirbo, mums labai gražiai darbus vertindavo, be jokių. Ir visas buvo įsimylėję, ne? Tikrai taip. Aš ir dabar nepamirštu, šiandien šnekėjau, draugiai pasakojau ir visa kas. Bet čia toks klausimas, nežinau, man toks aktualus, drįstu paklausti, kaip jūs žiūrite tą kitaip kirčiuojasi į Kapčiamiestį? Aš neturiu ką pasakyti. Aš jums pasakysiu, buvo labai daug raginimų man ir važiuoti ten, ir kalbėti su žmonėm. Aš atsisakiau dėl to, kad aš tikrai nesigilinu į tą temą. Aš negaliu atsakingai pasakyti, aš suprantu, kad žmonės išgyvena tragediją, kurios iškeldina ir taip toliau. Aš neturiu kompetencijų ir nesu jokia nei gynybos, nei karo ekspertė, kad galėčiau vertinti tokius sprendimus. Aš tikrai neturiu ką pasakyti. Sakau jums sąžiningai. Tai dėl to aš nevertinu niekaip. Ir manau, kad, suprantat, aš manau, kad truputėlį atėjo laikas, kai žmonės nebesutinka deleguoti funkcijų, suprantat? Yra tik tai keletas specialybių, kur ne visi žinom. Jūs turbūt nenorėtumėt, kad aš pilotuočiau lėktuvą, kuriuo jūs skrisit. O gal tu moki, ką mes žinom? Arba turbūt nenorėtumėt, kad aš jūs operuočiau, ar ne? Tai kai aš sakau, kad aš neturiu kompetencijų spręsti apie dalykus, kur neturiu, tai aš tikrai sąžiningai sakau ir manau, kad tai yra tema, kurią nereikia spekuliuoti. Reikia pasikliauti profesionalais, bet aišku, tie profesionalai turi būti atsakingi. Tai mano tokia pozicija, nes aš tikrai neturiu ką pasakyti. Ir dar vienas klausimas čia turėjo būti taip. Lieka laiko sportui. Ar lieka laiko sportui? Ne, bet lieka masažai. Bet masažas tai malonumas, o sportas tai ir darbas. O žinok, ten irgi darbas, tik ne man. Bet tai yra, jo, aš randu 2 kartus per savaitę laiko viso kūno masažai. Pagaliau. Na, tikrai malonu taip gyventi su tais masažais, aš irgi neatsisakyčiau. Aš turiu masažinį stalą, jeigu norėt, tik paskolinsiu. O paskui iš manęs iškeps žąsies kepinį. Ne, tave dar reikia pamaitinti. Ar turite dar klausimų? Neturite. Žiūrėkite, gal dar kažkas nepauostėte aromato, nes galėčiau dar pasiūsti tų popierėlių su kvapu. Pasiūsk, gal įdomu kam nors. Tai va, mielos damos. Labai ačiū jūsų. Editos partijos? Ne, tikrai nebus. Ir aš apskritai manau, žinot, kad taip susiklostė. Nu juk žiūrėkit, objektyviai mūsų gyvenime, kiekvieno mūsų, politika užima labai nedidelę rolę. Ar ne? Bet taip susiklostė, kad tos politikos, dėl to, kad jos yra viešojo erdvėje labai daug, dėl to, kad yra labai patogų žurnalistams ir taip toliau, kad tie politikai pasidarė kaip kokie krepšininkai arba kaip kokie estrado žvaigždės, į kuriuos visi kreipia dėmesį ir visi ten serga už juos. O šiaip, koks jums skirtumas, kokia partija su kuom susijungė ir kas kam ką padarė. Suprantat, kai jum padidins pensijas arba jas sumažins, tai tada ir bus reikalas į tai reaguoti. Nes yra nenormaliai politizuota situacija, kai objektyviai žmonių gyvenime tai turi žymiai mažiau reikšmės, negu kad mes sureikšminame. Bet man atrodo dėl to, kad yra daug tų socialinių medijų įvairiausių, kurios mūsų gyvenime labai aktyviai dalyvauja, mes per daug tiesiog kartais matom informacijos ir kiekvienu atveju mes vis susidarom kokią nors nuomonę arba ją. Ne, tai kai jau visai neturi ką pasakyti, tai apie politiką pasakyti vis tiek turi ką. Tai suprantate, tai va dėl to taip man atrodo ir yra. Nes iš tiesų tai aš vien programas pasižiūriu. Tai kaip nuo ryto prasideda, taip iki vakaro eina kalba apie politiką. Vietoj to, nes taigi nereikia nieko kurt. O tam, kad sukurt programą, tai reikia pasukt galvą. Nes iš esmės tai, o koks skirtumas, kas su kuo susivienijo, arba ten iš Žemaitaičio yra padaryta tokia žvaigždė, kad aš vakar mažiausiai 3 žinias apie jį girdėjau, visiškai jo nesidomėdama, pavyzdžiui, supranti. Tai va. Tai va tokia mūsų Lietuva, Edita. Dabar žiūrėkite. Ačiū jums labai. Bet noriu pasakyti, kad jūs žmonės myli tai už jūsų gerus darbus visą gyvenimą iki šito garbingo jubiliejaus.
kurio jūs visai nebijote. Tai dar iki kito garbingo jubiliejaus, gal jums tikrai trenks, kaip sakote, smegenis, tokia mintis, kad aš esu protinga, visų žinoma ir gerbiama moteris ir galiu padėti. Ir kodėlgi man nesusidirbus savo gyvenimo? Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, jūs girdėjote, kad aš esu tikinti ir aš labai tikiuosi, kad dievulis mane nuo to apsaugos. Prašau gyvenimą. Ir jeigu jisai duos jums iki, sakykime, iki 80, su tokia galva, su tokiu protu, tai reikėtų, kad dar galvoti. Žinot, labai jums ačiū už pasitikėjimą. Iš tikrųjų, tų kvietimų į tą politiką yra buvę visą laiką ir nuolatos ir į visus rinkimus, pradedant municipaliniais ir baigiant prezidento. Bet aš jums labai sąžiningai atsakysiu. Turi žmogus jaust tam pašaukimą. Ir suprantat, jisai turi mėgautis ne rezultatu, bet procesu. Nes rezultato jisai niekada nepasiekia. Todėl, kad tai yra kolektyvinis rezultatas ir tuo metu, kai tu pradedi riedėti savo ratais, tai kokie 4 sukiša tau pagalius. Ir 2 iš jų būna iš kitų partijų, o 2 iš tavo paties. Tai suprantat, tai vadinasi, tau turi teikti džiaugsmą pati politinė kova. O man tai neteikia džiaugsmo. Nu tai ką man reikia gadinti gyvenimą savo ir jum? Aš labai tikiuosi, kad tikrai nesusisuks tau protas, nes tada jau tikrai išsipildys pranašystė, kad Pilinkaus tu nelaidosi. Aš iš savo pusės tai galiu pasakyti, žinokit, tikrai su tom politiniam partijom yra taip, kad labai dažnai kviečia žinomų žmonės prisidėti prie vienos ar kitos politinės jėgos. Pats esu dalyvavęs pietuose su vienos liberalios partijos vadove ir pietaudami mes kalbėjom apie liberalumą politikoje ir staiga aš supratau, kad liberalas esu aš, o ne ji. Todėl aš su tą partiją niekur nenuėjau. Tai va, tai žinot, kartais menininkai arba kultūros žmonės arba žurnalistai tie patys, nebūtinai jie turi dalyvauti aktyviai politikoje kaip politikai, nes tie politikai tai turi savų interesų ir ne. Ir iš tiesų, suprantat, jeigu tu iš tikrųjų nori padaryti ką nors gero, tai yra ir kitų priemonių. Tai iš tikrųjų geras gydytojas, geras žurnalistas, geras pramogų kažkoks tai vedėjas ir taip toliau. Nes sukurti žmonėms džiaugsmą tai yra irgi labai didelis dalykas, suprantat? Arba pasakyti gerą žodį. Juk jeigu mes taip primityviai kalbėtume, tai aš visada mėgstu šitą pavyzdį. Vat ta pati šeima, tos pačios pajamos, ar ne? Ir iš ryto kelia mama vaiką ir sako, kelkis, nes jau pramiegojai ten, lalala. Ir spaudėjai pastą ir čia aptaškiai visą kriauklę. O paskui į savo tos, reiškia, avižinius dribsnius piliai pieną, tai pripiliai pro šalį. Ir iš viso gausi šiandien šaibą, tai nepareik namo, ne? Ir lygiai ta pati situacija, bet mama kelia savo vaiką ir sako, žinai, jau va, matai saulutė. O va, žiūrėk, iš pastos va koksai begemotas išėjo. Matai, čia ant tos kriauklės. O tą pieną aš tau pašildysiu, kad jisai kitą kartą, kai bėgs, tai nebūtų tau toks šaltas, kai ant kelių varvės. Ir sako, žinai, ką tu begautum, tai aš vis tiek tavęs labai lauksiu, nes tu esi mano džiaugsmas ir mano pats mylimiausias. Ir gyvenimas yra kitoks. Bet ir viskas. Taip, tą gražią mintim ir baigsime mūsų susitikimą. Dabar aš norėčiau, kad pakeltumėt knygas, kiek čia tų knygų, kad mes įsivaizduotumėm, kiek čia užtruksi. Tai nieko. Taip, dabar žiūrėkite, bus 2 staliukai. Vienas staliukas Editos, kur jinai dalins parašus. Ir jeigu norėtumėt dar kartelį padegustuoti ir išbandyti ant savo odos kvepalų ir juos įsigyti, taip pat galima tai padaryti. Čia bus kitas staliukas jau suformuotas. Gerai, žodžiu, mes tai atsidalinsim tuo viską jo. Tu imk mažesnį, o man daug didesnį.